Tai va, tai mes palikom Izraelitus dykumoj, 40 metų praėjo ir Skaičių knygos pabaigoje sužinome, kad jų yra visiškai nauja karta užaugusi. Tai va, liko dar viena pakartoto įstatymo knyga ir jos beveik praktiškai ir nepaliesime, tik truputį. Aš taip keliais štrichais, kad bent jau galėtumėm pasakyti, kad mes ją visgi paminėjom ir bus visos 5 knygos. Tai va, tai pakartoto įstatymo knygoje Mozė prieš mirtį jisai duoda paskutinius nurodymus šitai vat jaunai naujai kartai, kuri įeis į pažadėtą žemę. Tai primenu, kad visa senoji karta, tai reiškia tie, kurie originaliai prieš 40 metų išėjo iš Egipto, ta visa senoji karta dėl savo nepaklusnumo ji išmirė, nedaėjo iki pažadėtos žemės. Tai jų nebėra. Dabar eina kalba apie jų vaikus, naują kartą ir taip išeina, kad kai Mozė prieš 38 arba šiaip tai prieš 40 metų ant Sinajaus kalno, kai davė įsakymą, surašė viską plokštėse, surašė ritinyje tos visus likusius įsakymus, tai šitie jauni žmonės, kurie dabar jau jų tėvam išmirus, jie dabar yra prie pat slenkščio pažadėtos žemės, jie tuomet turėjo būti vaikai. Tai aš suprantu, kad Mozė iš naujo visai tvirtina įsakymą ir čia tam ir yra pakartoto įsakymo knyga, nes tenai įsakymas yra tiesiog pakartojamas. Bet aišku, pakartoto įstatymo knygoje yra dar ir kitų elementų, bet sakau, jie kol kas, tarkim, šios istorijos dalį nėra esminiai. Tai pakartoto įstatymo knyga prasideda taip, kad Mozė kalba šioje Jordano pusėje. Tai vadinasi, dar jie neįžengia į pažadėtąją žemę. Tam, kad jie įžengtų į pažadėtąją žemę, jie turi pereiti Jordaną. Aš paskui iš tikrųjų parodysiu žemėlapį, nes kol aš pati nepamačiau vizualiai, kaip atrodo, tikrai sunku susigaudyti, kas ta pažadėta žemė, kur jie čia pereiti turi. Tai va, tai taip pat rašoma, kad 40 metais vyksta toliau veiksmas. Tai reiškia, praėjo lygiai 40 metų nuo to, kai jie buvo išvesti iš Egipto. Tai Skaičių knyga prasidėjo 2 metais nuo išėjimo iš Egipto. Tai vat, 8 eilutė, 1 pačio skyriaus pažadėtos pakartoto įstatymo, Mozė duoda įsakymą, dabar jau eikit ir užimkit pažadėtą žemę. Jau nebekalbama apie žvalgybą, dabar tiesiog eit ir užimt. Laikas atėjo. Tokia kaip neįtampo laukimas, kulminacija, dėjosi paskutiniuose skyriuose ir Skaičių knygos ir dabar vat atėjo pagaliau tas momentas. Ir kadangi jie jau įeis į pažadėtą žemę, tai vat galbūt dabar gera vieta ir vėl priminti truputį tokį apibraižą padaryti apie pažadėtą žemę. Tai kaip prisimenate, pirmą kartą žemę iš viso kažkokią pažadėjo atiduoti Dievas Abraomui. Jisai pradžios 12 skyriui pasakė, kad tavo palikuonims duosiu šitą šalį. Jau nebesigilinsim į Abraomo istoriją, nes viską jau tą perėjom. Bet Dievas jam pirmam pasakė, kad bus kažkokia žemė, kurią jisai atiduos palikuonims. Paskui 13 skyriui sako, visą žemę, kurią matai, duosiu tau ir tavo palikuonims visam laikui. Ne trumpam, o visam laikui. Paskui 15 skyriui sako, va šičia bus įdomu, sako, tą dieną Viešpats padarė su Abraomu sandorą, sakydamas, tavo palikuonims atidaviau visą žemę ir dabar įdomu nuo kur iki kur, nes jisai tiksliai pasako žemės ribas. Atidavė žemę nuo Egipto upės, tai spėjam, kad Nilas teisingai, iki didžiosios Eufrato upės. Ir tada išvardina gentis, kurios patenka į tą žemę kol kas dabartinę, tiksliau ne dabartinė, o ten tuo metu, kai kalba Dievas Abraomui, išvardina gentis. Tai aš dabar pamėginsiu parodyti žemėlapį, kuris iš tikrųjų jisai parodo, ką Dievas sakė. Taip, va štai čia, jeigu jūs matote ekrane, iš tikrųjų turėtų matytis tą pažadėtą žemę, kurią Dievas pažadėjo Abraomui
pradžios 15 skyriuje. Tai jisai apima daug daugiau nei Gazos ruožą, jis apima daug daugiau nei dabartinė Izraelio teritorija. Skaičių knygoje jisai truputėlį atrodytų, kad tą pačią teritoriją jisai kitaip įvardina ribas ir jos gaunasi truputį kitokios. Štai čia yra žemėlapis jau priartintas prie Izraelio teritorijos, va čia jeigu matote, va Gazos ruožas dabartinis yra negyvoji jūra, jeigu matot mano pelę judant, ir čia Galilėjos ežeras, tai teritorija būtų, tarkim, beveik čia truputį apima ir dabartinį Izraelio teritorijos, bet šiek tiek, mažesnė negu atrodytų ta originali, kur Dievas pažadėjo. Ir pradžioje atrodė, nejaugi Biblija viena kitą savo prieštarauja, pasirodo ne. Taigi, Abraomas turėjo daugiau palikuonių. Tai vat, tiems kitiems palikuonims, tai tarkim Ezavui, irgi buvo atiduota. Moabas yra Loto palikuonis ir Amonas buvo Loto palikuonis. Tai išeina taip, kad šita žemė Dievo buvo pažadėta jiems. Tai vat, tada dėl pažadėtos žemės, tai atsimenat, kad tą patį pažadą iš naujo pakartojo ir Izaokui, tada Izaoko sūnui Jokūbui, tada Jokūbo sūnus Juozapas, jau būdamas Egipte, jisai prisaikdino ir pasakė savo broliams, sako, kad aš mirštu, Dievas tikrai aplankys jūs ir išves iš šitos žemės į kraštą, kurį jis prisiekdamas pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Ir vėliau Egipte po 400 metų Dievas pažadėjo visai tautai, sako, aš nuvesiu jūs į šalį, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui ir duosiu jums ją paveldėti, nes aš esu viešpats. Ir aš čia tą pakartoju taip nuobodžiai, tam, kad mes kažkaip pamatytumėm, jeigu Dievas šitiek daug kartų ir per kartą, ir kitai kartai, ir vėl užtvirtina, jisai pasako, kad aš įvesiu jūs į žemę. Tai vadinasi, tai nėra kažkoksai tai trivialus dalykas, kad Dievas gali, ne šitą žemę, tai kitą žemę, arba, čia nebuvo, tai gal kada nors ateityje, koks skirtumas. Ne, Dievas į tai labai rimtai žiūri. Tai yra iš tikrųjų kertinis žydų tautos istorijos elementas, pažadėtoji žemė. Ir tuo tarpu mes turime mūsų pažadėtą žemę, dangaus karalystę, kuri nėra ta pati fizinė žemė ir teritorija kaip Izraelio tautos. Dievas kaip apibūdina šią žemę, į kurią jis nori įvesti izraelitus. Tai jisai pats pasakė, kad tai yra žemė plūstanti pienu ir medumi. Ir aš iš tikrųjų girdėjau, kad, tiksliau pasidomėjau, šiek tiek paskaičiau, kad nors atrodytų, kad didesnė dalis tos teritorijos yra dykvietės ir dykinės, tačiau kita dalis labai labai derlinga. Ir kad šitoj dabartinio Izraelio arba toj pažadėto žemės teritorijoje susitinka įvairūs tiek mikroklimatai, visi įmanomi sezonai, tai tiesiog toks labai įvairūs kraštas. Gerai, toliau. Daug vėliau Ezekielio pranašystėje netgi sakoma, tai kad šitas kraštas buvo laikomas, arba Dievas jį laikė geriausią kraštą iš visų. Angliškai labai gražiai skamba, sako, the glory of all lands. Kad jis jau toks wow, kad jis už visus labiau wow, negu visi kiti kraštai. Tai vat į šitą kraštą jisai nori įvesti žmonės ir jau išvedęs iš Egipto, atsimenam praeitą kartą. Jau jie atėjo prie ribos ir iš tikrųjų išvalgė tą kraštą ir jie grįžę grąžino teisingą liudijimą pirmą, kad tikrai žemė gera, be galo derlinga, baisiai, o tokie, kad reikia 2 žmonėms nešti kekę vynuogių. Bet iš baimės paskui pridėjo ir melagystę, sako, žemė juos prarindinėja žmonės, o ten milžinai gyvena ir ten, žodžiu, labai baisu, mes kaip žiogai jų akyse. Ir iš tikrųjų dėl tos, kad žemė praridinėja žmonės, tai buvo toks šmeižtas ir melas. Ir paskui jiems tai, ką pasėsi, tą ir pjausi. Jeigu atsimenat maištininkus, po to ne visus tuos maištininkus, bet dalį tų maištininkų prarijo žemę, ten padikumoje. Tai pasirodo, nereikia įti pažadėtą žemę, kad tave prarytų žemę. Tau tai reikia dikumoje būti ir maištauti prieš Dievą. Mozė tuo tarpu, čia pat pakartoto įstatymo knygai rašo, kad jis visgi išdrįsta Dievo prašyti. Jisai prašo, kad jis įleistų į pažadėtą žemę. Jisai sako, leisk man įeiti ir pamatyti gerąją žemę, anapus Jordano.
tą puikųjį kalnuotą kraštą ir Libaną. Jisai nori kartu su izraelitais įeiti pažadėtą žemę. Jis iš tikrųjų gailisi, kad jis tenai negali įeiti ir prašo, kad Dievas apsigalvotų. Tačiau Viešpats sako, buvo supykęs ant Mozės, sako Mozė, dėl jūsų izraelitams manęs neišklausė ir tarė, daugiau man apie tai nekalbėk. Dievas sakė Mozei, kad jis užliptų į kalno viršūnę, apžvelgtų savo akimis ir vakarus, šiaurę, pietus ir rytus, bet kad Jordano visgi Mozė kartu su savo tauta nepereis. Ir toliau jau Dievas pradeda kreipti žvilgsnį į naują lyderį, į Jozuę, kurį Mozė turi palikti po savęs. Ir sako, todėl Dievas kalbėk Jozuei, jį padrąsink, sustiprink, nes jis eis šitos tautos priekyje ir jiems išdalins žemę, kurią tu tik matysi. O dabar reikia pristatyti Jozuę. Tai naujas lyderis, jisai išėjo iš Egipto, jisai tuo metu turėjo būti ne vyresnis nei 20 metų. Tarkim, panašu, kad 20 ar truputį daugiau, bet parašyta Biblijoje, kad jis buvo dar visiškai jaunuolis. Tai Jozuės vardas hebrajų kalboje reiškia Jehova gelbėtojas, Jehova išgelbėjimas. Jisai buvo Efraimo palikuonis, o jeigu atsimenat, kas tas Efraimas, o Efraimas buvo Juozapo sūnus. Juozapo tas, kuris Egipte buvo užstrigęs. Ir čia būtent tas sūnus Efraimas, kur Jokūbas sumaišė rankas sąmoningai ir palaimino jį vietoj Manaso pirmojo sūnaus. Ir Efraimas sako, jis taps didesnis už vyresnįjį brolį ir jo palikuonis taps daugybė tautų. Tai va čia to Efraimo palikuonis yra Jozuė. Pirmą kartą Jozuė, kai susitinkam, jūs atsimenat, buvo tas mūšis, kuriuo metu Mozė iškėlęs laikė lazdą. Tai va Jozuė buvo tas karo vadas su amalekiečiais berods, kur iškėlęs lazdą laikė Mozė ir tuo metu jie visi laimėjo mūšį. Tai Jozuė buvo tas karo vadas, kuris ėjo į priekį su kariais, bet turėkite omeny, jis tuo metu jaunas, sako jaunuolis. Ir jisai taip pat buvo vienintelis, kuris lipo su Mozė į kalną, tačiau ne iki pat viršaus, jis jį paliko ir paskui Mozė pakilo į debesį. Tai jisai 40 dienų užlipo į kalną. Tada jis buvo vienas iš 12 pasiuntinių, žvalgų, kurie išvalgė kraštą, ir jis ir Kalebas, du vieninteliai, kurie paliko teisingus atsiliepimus, drąsiai kalbėjo ir drąsino tautą žydų eiti į pažadėtą žemę ir ją užkariauti. Ir jie vieninteliai ir visi iš senosios tos kartos, kurie buvo tuo metu jau virš 20 metų, jie vieninteliai išliko. Visi kiti mirė, tai pats Dievas paliudijo. Tai vat Kalebas ir Jozuė įėjo į pažadėtą žemę. Šiaip dar apie jį kitur parašyta yra, kad Jozuė buvo mylintis Dievą, jisai pilnai sekė Dievu, buvo garbingas ir Dievą mylintis vyras. Ir paskui vėliau Dievas duoda tokį svarbų įsakymą, bent jau visą laiką, kai pamoksluose kalba apie Jozuę ir mini jo vardą, visą laiką siejasi tai su tokiu paraginimu, kurį Dievas jam sako, ir Mozė paliepė, sako, būk stiprus, būk labai drąsus ir nieko nebijok. Čia aš neišsiplėsiu, bet mane visą laiką užkabindavo tai, kad būtent tokį įsakymą Dievas davė Jozuei. Ne tai, kad nenukrypk nuo mano įsakymų arba, tarkim, laikykis ar ten mylėk mane visą širdimi. Ne tą. Pačioje pirmoje vietoje būk labai drąsus, būk labai stiprus ir nieko neišsigąs. Ir čia aš daug galėčiau išvadų, bet vieną tikrai padarysiu. Jeigu Dievas įsako būti drąsiam ir stipriam, vadinasi, tai žmogaus galioje yra save padrąsinti, būti drąsiu, būti stipriu ir nieko nebijoti. Tai yra žmogaus apsisprendimas. Tai nėra tai, kad Dievas duoda, pavyzdžiui, žmogui, jisai vienam duoda drąsą ir jisai nieko nebijo, o kitam neduoda drąsos, dėl to jisai bailys. Ir dėl to, nebailys, o tarkim tiesiog nedrąsus žmogus. Jeigu būtų taip, tuomet nebūtų parašyta Apreiškimo knygoje, kad bailiams
ir priklauso vieta tame Sieros ežere. Tai reiškia, kad Dievas į bailumą žiūri kaip į netikėjimą. Tai nėra kažkas, ką jisai pateisina. Būti drąsiu, tai reiškia pasitikėti Dievu. Ir Dievas iš tikrųjų iš mūsų tikisi, kad tai yra fiziškai įmanoma padaryti. Pasirinkti tą variantą, kuris galbūt atrodo baisus, bet tu sukaupi drąsą ir tu renkiesi tą variantą. Tai vat, mes su vaikais visą laiką sakom, kad drąsus yra ne tas, kuris nieko nebijo, o tas, kuris bijo, bet daro. Ir mano vaikai tą nuolatos prisimena ir jie iš tikrųjų perlipa per save daugybę kartų visokiose situacijose, suvokdami, kad nedrąsa nėra pasiteisinimas. Ir čia įrodo, Dievas, jeigu tikisi iš Jozės, kad jisai jam įsako, tu tik būk drąsus, stiprus ir nieko nebijok. Vadinasi, tai yra žmogaus pastangomis įmanoma padaryti. Ir čia nėra fizinės stiprumas, tarkim, raumenis. Ne, čia yra proto dalykas, nusistatymas. Kad aš nebijosiu ir taškas. Aš apsisprendžiu eiti pirmin. Ir tu nugali baimę. Ir tą baimės dvasią. Taigi va, tauta yra pasiruošus, nes Mozė uždeda ant Jozės rankas, duoda jam išminties, suteikia valdžią, tai tauta turi naują vadą, yra visiškai pasiruošusi ir tuoj bus verčiamas naujas tautos puslapis. Bet prieš tai aš truputėlį noriu tik tai pakartotų įstatymo knygą, labai trumpai perbėgti, kas čia yra pasakyta joje, kad taigi Mozė čia vėl pakartoja įstatymą, 10 įsakymų pakartoja, perspėja, kaip reikės elgtis tame krašte pažadėtoje žemėje, kai ją užims. Jisai perspėja, kaip reikia vengti svetimų dievų ir labai svarbus duodamas įsakymas dėl klaidinančių pranašų. Jisai sako, jeigu tarp jūsų atsirastų pranašas arba sapnuotojas, labai mums svarbu šiom dienom irgi tas pats. Jeigu tarp jūsų atsirastų pranašas arba sapnuotojas ir paskelbtų kokį nors ženklą ar stebuklą, kuris įvyktų ir po to tau sakytų, sekime dievus, kurių tu nepažįsti ir jiems tarnaukime. Tokio pranašo ar sapnuotojo neklausyk, nes viešpats jūsų Dievas jūs bando, kad paaiškėtų, ar jį mylite visa širdimi ir visa siela. Čia labai svarbų dalyką pasakė. Yra įmanoma, kad atsirastų tiesiog klaidingas pranašas, kuris akivaizdžiai būtų apsuptas ženklais ir stebuklais ir jo kalba netgi galėtų panašėti į teisingą kalbą ir staiga jisai kažkurioje vietoje jis pasiūlytų jums naują dievą. Ir tai nebūtinai reiškia, aš jums duodu naują dievą ir vardą dar sugalvoja ir kaip jis atrodo. Ne, mes galim išgirsti, kad mums tiesiog pasiūlo, kad dar galima kažką taip, tarp kitko dar vieną kitą garbinti kažką. Ir nebūtinai dievą, tai gali būti kažkoksai tai sėkmė ar tarnystės forma kažkokia. Tai, kas nukreipia vien nuo Dievo ir mes galime pasimauti. O Dievas sako, aš bandau. Aš izraelitus taip bandysiu, pažiūrėsiu, ar jie tikrai mane myli, ar jie labiau ženklus ir stebuklus myli, ar jie mane myli visą širdimi, ar jie pamatė susivilios to pranašo blizgučiais ir nueis paskui jį, bele kur jisai tik sakys, taip tarsi su morka triuši paskui save viliodamas, ar jie iš tikrųjų liks su Dievu. Ir sako, tokį pranašą, kuris toks su ženklais ir stebuklais bus užmėtykite akmenimis. Dievas labai rimtai tai žiūri. Pašalinkite piktą iš savųjų tarpo, jisai sako. Toliau jisai pakartoja įstatymą dėl švaraus ir nešvaraus maisto, dėl švenčių, kunigų, priebėgos miestų, kariavimo, santuokos, broliškų santykių, taip pat sėklų sėjimo. Primena, kad našlės yra ginamos, tada išsakomi tie įžymieji 28 berods ar 24 skyriuje palaiminimai ir prakeikimai. Ir duodamas pagrindinis įsakymas, tai jeigu nežinot, pasakysiu dabar, koks buvo pagrindinis žydams duotas įsakymas, tai toks. Klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Dievas, mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi,
visa siela ir visomis jėgomis. Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, te pasilieka tavo širdyje. Mokyk savo vaikus, apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas. Prisitvirtink juos kaip ženklą prie savo rankos ir prie kaktos, užrašyk juos ant durų staktų ir savo kiemo vartų. Mylėti Dievą visą širdimi, visomis jėgomis ir visų protų. Ir tarp kitko, tą patį Naujajame testamente pasakė, kai Jėzaus kažką klausė, mokytojau, koks yra svarbiausias įsakymas. Tai va šitas ir yra svarbiausias. Taigi aš išskirsiu tos 3 dalykus, kuriuos pasakė, ką reikės daryti įėjus į pažadėtą žemę, nes čia svarbu. Nėra taip, kad įeisit, išsiarsit žemę, užsisėsit, gyvensit. Ne taip. Jis duoda labai tikslius nurodymus, kurie yra gyvybiškai svarbus Izraelio tautai ir kuriuos jie sulaužo ir to pasiekoje paskui bus iš tos pažadėtos žemės išvedami netgi 2 kartus į tremtį. Tai pirma, nepamiršk Dievo, kai viską jau pasieksi. Taip sako pakartoto įstatymo knygai, sako, kai Viešpats tavo Dievas įves tave į žemę, kurią pažadėjo tavo tėvams, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Tu gausi didelius ir gerus miestus, kurių nestatei, namus pilnus visokių gerybių, kurių nekaupiai, kurių nekasei, šulinius, kurių nekasei, vynogynus ir alyvmedžių sodus, kurių nesodinai. Kai tu valgysi ir pasisotinsi, saugokis, kad nepamirštum Viešpaties, kuris tave išvedė iš Egipto žemės ir vergijos namų. Jeigu atsimenate, stipri, baisi izraelitų, tokia nešvari nuodėmė buvo didelis nedėkingumas. Kai ypač jie maną iš dangaus, Dievo maistą, jie pavadino menkaverčių maistu. Kaip jie ant kiekvieno posūkio burbėjo ir murmėjo, nesuvokdami, juos iš vergijos išlaisvino, iš beprasmio darbo, vergavimo kažkam kitam į laisvę ir jie dėl to vis tiek buvo nepatenkinti. Čia Dievas tą patį sako, aš jūs atvesiu ten, kur jūs nebūsite nei pirštelio pajudinę ir gausite didžiausius turtus. Žiūrėkit, saugokitės, kad tada nepamirštumėt, iš kur viską tai yra. Aš manau, tai ir mums yra perspėjimas, nors mes neėjome į pažadėtą žemę, bet kad mes tą dėkingumą nuolatos ugdytumėme savo širdyje ir ją vis treniruotumėm, kad ji niekada neužsiliuliuotų tuo, kad man čia priklauso, aš juk Dievo vaikas, tai aš ir taipgi turiu čia viską gauti. Ne, dėkingumą. Antras, ką Viešpats liepia nedaryti, tai sako, negarbink tų tautų dievų. Tai čia ir taip savame aišku, bet jis turi jiems tą įsakyti, kad jie sako, negarbink dievų svetimuose tautose, kurios gyvena aplink jūs. Nes Dievas tikrai jums už tai atsilygins. Ir taip pat sako, išvarykite tos žemės gyventojus, negyvenkite tarp jų. Nes, sako, jeigu taip nepadarysit, tai jie kas virs? Dygliai jūsų šonuose ir dūmai jūsų akyse. 34 skyriuje parašyta, kad Mozė jisai nuėjo, užlipo į tą kalną, pamatė pažadėtą žemę ir vėliau parašyta, kad jisai mirė. Kad Viešpaties tarnas Mozė mirė Moabo žemėje, tai reiškia anapus Jordano, kaip Viešpats ir buvo sakęs, ir jį palaidojo Moabo žemės slėnyje, ir Mozė mirė 120 metų ir nenusilpo jo akis ir jo jėgos neišseko. Tai vat, jį apraudojo, baigėsi apraudojimas ir vat dabar jau tikrai galima versti naują puslapį. Tai aš parodysiu jums vėl ant ekrano, kurioje vietoje jie dabar yra, izraelitai. Tai jie yra šito Jordano pusėje. Ir jie dabar turi įeiti pažadėtą žemę čia. Va čia visas žemės turi užimti. Tai kol kas jie čia yra pasistatę savo stovyklą. Jozės knyga, 1 skyrius. Dievas kalba dabar su Jozue. Ir mes pastebėjom, kad kiekvieną kartą, kai prasideda naujo herojaus ar lyderio nauja kelionė, arba Dievas pradeda atskirai su tuo lyderiu jau ar vadu Izraelio tautos kalbėti, jis iš naujo pakartoja pažadą. Tarsi, dabar aš eisiu su tavim, o tam aš tada viską iš naujo tau pasakau ir ant mano žodžio dabar tu savo tikėjimą statyk. Aš paskaitysiu tas eilutes. Sako, mano tarnas Mozė mirė,
pakilk ir eik per Jordaną, tai per tą upę pereiti, sako Dievas Jozui, sako, eik per Jordaną su visa tauta į žemę, kurią duodu Izraelitams. Kiekvieną vietą, ant kurios jūsų koja atsistos, jums duodu, kaip pažadėjau Mozei. Nuo dykumos iki Libano kalnų, iki Eufrato upės, visa Hetitų šalis ir iki didžiosios jūros, tai Viduržemė, vakaruose bus jūsų ribos. Man čia, nors čia nėra akivaizdu, bet jūs pagalvokite apie tai, man čia atrodo tikrai svarbu atkreipti dėmesį. Jis lygiai tą patį padarė, kaip buvo su Izaoku. Jis su Izaoku pakartojo visą sandorą, kurią sudarė su Abraomu, ištars iš naujo, visą pažadą pasakė. Vėliau su Jokūbu vėl lygiai tas pats. Ir su Juozapu lygiai tas pats. Ir toksai įspūdis susidaro, kad Dievas nenori, kad tu statytum savo tikėjimą ant savo tėvų tikėjimų. O čia labai svarbu. Aš savo vaikams visą laiką sakau, tu augi krikščioniškai šeimoje, bet tai nereiškia, kad dėl to, kad tu augi krikščioniškai šeimoje, tai yra tavo pagrindas santykių su Dievu. Tu asmeniškai turi statyti savo asmeninį santykį su Dievu, jis tau kalbės asmeniškai, jis tau rodys asmeniškai. Ir nuolatos reikia tą pastebėti, Biblijoje nėra, kad kažkoksai tai tikėjimo vyras ar moteris, jisai veiktų per kažkieno kito apreiškimą. Aš apie tai jau, man atrodo, kažkuriam įraše sakiau, tu turi savo asmeninę apreiškimą ir santykį su Dievu ir iš to tada vyksta kažkokia kelionės dalis. Mums tą reikia žinoti. Jokiais būdais, kad mes nebūtumėm įvilioti ant kito žmogaus apreiškimo. Tarkim, aš dabar susirinksiu savo krikščionių grupę ir mes eisim mano apreiškimą vykdyti. Mes turim patys saugotis taip nedaryti ir nepakliūti tokias pinklės. Taigi va, Mozė, tiksliau Jozuė, išgirsta iš Dievo pažadą, kad sako, niekas prieš tave neatsilaikys per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, taip visuomet būsiu su tavimi. Aš nepaliksiu ir neapleisiu tavęs. Ir pakartoja vėl, būk stiprus ir drąsus, tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams, tik būk stiprus ir labai drąsus. Ir toliau prideda įdomu, kad kam to reikia, kad tu galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. Šita įstatymo knyga te neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta, tada visa, ką padarytum, klestės ir visur tau seksis. Atsimink, ką tau sakiau? Įsakiau, čia parašyta. Būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok. Aš Viešpats tavo Dievas būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Tai dabar taip. Įdomu tai, kad tam, kad įvykdyti visą įsakymą, nenukryp nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, reikia stiprybės ir drąsos. Čia tai parašyta. Mes negyvenam po įstatymu, bet mes iš įstatymo matom Dievo charakterį. Šitiek aš suprantu. Bet čia dar vieną dalyką atidengė Dievas. Jisai sako Jozui, kad jeigu tu tą įsakymą, kurį jis davė per Mozę, jeigu tu jį vykdysi taip tobulai, kad nenukrypsi nei į kairę, nei į dešinę, vienas iš to rezultatų, pasiekmių bus tai, kad jam viskas seksis ir kuris beis, tu viskas klestės. Tai šitoje vietoj aš labai dažnai girdžiu, žmonės su panika dreba ir bijo klestėjimo Evangelijos. Tai aš nesuprantu, ko čia drebėti ir bijoti. Dievas pats asmeniškai, jisai ne vienoje vietoje kalba apie klestėjimą. Jisai padarė Abraomą klestinti visą, tiesiog išsiplėtusi su savo asmeninė kariuomenė. Dovydas sako, Dieve, duok man klestėti. Jozui sako, tu viskas klestės, tu viskas seksis. Tik dabar vienintelis dalykas yra klestėjimas, tai nelygu turtai. Tas žodis klestėti, tarp kitko pats žodis, nereiškia, kaip mes įsivaizduotumėm, aptekęs turtais. Ne, taip nereiškia. Tas žodis klestėti hebrajų kalboje reiškia išmintingas, sumanus, turintis tokią įžvalgą, kuri jam padeda
pasiekti daug daugiau, nei gali pasiekti kiti. Tai šita pati įžvalga galėtų tau, pavyzdžiui, kažkurioje tu galėtum padaryti protingus sprendimus ir tarkim, tai būtų rezultate, tu turėtum turtus. Tai čia galėtų būti kaip tarkim, to pasiekmė arba šalutinis kažkoksai tai poveikis, bet pirmiausia, tai yra antgamtinė išmintis suteikta Dievo tavo kelionėje. Tai reiškia išmintingi sprendimai, teisingi pasirinkimai ir dėl to tau sekasi, ką tu bedarysi. Ir aš asmeniškai klestėjimo evangeliją suprantu taip. Tai tu gali įgyvendinti tai, kad Dievas tau įdėjo į širdį. Tai, kad Dievas sumanęs tavo čia žemėje kelionėje. Tai tu turi drąsos, resursų, tu nebijai, eini į priekį ir Dievas tau duoda išminties įgyvendinti viską, ką jis yra sugalvojęs ir ką užmanęs tavo gyvenime, tai yra klestėjimas. Aš tikiu. Ir jeigu tame tarpe ten yra ir aprūpinimas finansinis, tai irgi gali būti, bet tai čia tikrai ne vienintelis. O kai žmonės iš to klestėjimo ima krauti savo turtus ir į sandėlius ir pralopsta, tai čia jau tada jų reikalas, bet tai nekaltinkim dėl to Dievo, dėl to, ką jie daro su tais pinigais. Tai kas dabar vyksta toliau? Jozuė praneša visiems savo vyresniesiems, kad po 3 dienų jie perės Jordaną ir visi vyresnieji jie informuoja apie tai kitus izraelitų stovykloje. Ir tada antram skyriui parašyta, kad Jozuė išsiunčia žvalgus į Jerichą. 2 žvalgus, sako Jozuė, Nūno sūnus, slaptai išsiuntė iš Šitimo 2 žvalgus įsakydamas, eikite ir apžiūrėkite kraštą ir Jerichą. Juodu atėjo į paleistuvės Rahabos namus ir ten nakvojo. Buvo pranešta Jericho karaliui, naktį atėjo 2 vyrai iš Izraelio vaikų išžvalgyti kraštą. Jeigu karaliui praneša tokią informaciją, vadinasi, jie jau žino apie Izraelį ir žino, kad jie yra pavojingi ir kad žvalgai gali būti siunčiami. Vadinasi, jie turi jau žinoti apie jų užkariavimus vykdytus anapus Jordano. Aš nepasakiau, kad pakartoto įstatymo knygoje yra aprašyta kaip anapus Jordano, ten, kur jie dabar apsistoja yra, tai jau jie turėjo nugalėti vietinius karalius, kad būtų užimtos tam tikros žemės, išdalinę ten 2 giminėm Izraelitų. Tai jau jie apie Izraelį jau pasklinda gandai, nes kita vertus, pamastykit. Tai yra tauta, kuri 40 metų praleido dykumoje. Kodėl jos reikėtų bijoti? Kam bijoti tų žvalgų? O bijo žvalgų todėl, kad jie jau ta tauta vardą turi, kad šita tauta kariaujanti tauta. Tai Jericho karalius liepia tuos žvalgus surasti ir ateina pas Rahabą ir klausia, ir pas tave girdėjom, kad buvo tie žvalgai, o Rahabas žvalgus paslėpė ant stogo, o karalius pasiuntiniams štai kad sako. Sako, tiesa, vyrai buvo atėję pas mane, bet aš nežinau, iš kur jie. Prieš uždarant vartus, temstant, tie vyrai išėjo. Aš nežinau, kur jie nuėjo. Skubiai vykitės juos, gal dar pavysite. Ir tie persekiotojai žvalgus nusivyja, o žvalgaigi iš tikrųjų ant stogo. Ir Rahaba užlipo pas juos ir pasakė štai ką. Rahaba, paleistuvė, absoliučiai kita tautė. Jinai štai ką pasakė. Sako, aš žinau, kad viešpats jums atidavė šitą šalį. Tai yra didelis tikėjimas. Sako, atidavė šitą šalį. Mus apėmė didelis siaubas dėl jūsų. Ir visi krašto gyventojai nusiminė. Mes girdėjome, kaip viešpats jums, išeinant iš Egipto, išdžiovino prieš jūs Raudonosios jūros vandenį. Ir ką jūs padarėte abiem Amoritų karaliams anapus Jordaną, Sihonui ir Ogui, kurios visai sunaikinote. Tai išgirdę išsigandome ir netekome drąsos. Ir toliau raktiniai žodžiai tikrai, sako, viešpats jūsų Dievas yra dangaus ir žemės Dievas. Ji svetima Dievą, ji pavadina pačiu pagrindiniu Dievu. Sako, va, čia tas tikrasis Dievas. Ir toliau sako, dabar prisiekite man, viešpačiu, kad jūs pasielgsite su mano tėvų namais taip, kaip aš pasielgiau su jumis. Ir duokite man tikrą ženklą, kad paliksite gyvus mano tėvą,
motiną, brolius, seseris ir visus, kurie jiems priklauso ir išgelbėsite mūsų gyvybės. Labai svarbu yra tai, kad Rahaba, kaip ir visi kiti, ji ir jo šeima, jie išgirdo ir patikėjo, kad Izraelio Dievas yra tikrasis Dievas. Kiti miesto gyventojai jie išgirdo ir nusiminė, nors jie visi nusiminė, bet šita šeima dar ir patikėjo, kad Izraelio Dievas yra tikrasis Dievas. Jericho karalius, tarp kitko, irgi išgirdo, kad turėjo kaip ir visi kiti išgirsti, kad izraelitai perėjo Raudonąją jūrą, kad jie nugalėjo 2 karalius čia pat kitoje Jordano pusėje, bet jisai taip nepasielgė kaip Rahaba. Jisai buvo pasiryžęs juos atremti, žvalgus tuos 2 nužudyti. Ir dabar žvalgai duoda jai tokią sąlygą, jie pažada, kad jie nieko jai nedarys, bet duoda tokią sąlygą. Sako, kai izraelitai puls miestą, nes puolimas yra neišvengiamas, Rahaba turi pririšti prie lango raudoną virvę ir visus namiškius įsivesti į savo namų vidų. Ir priduria tokį dalyką, sako, kiekvienas, kuris išeis į gatvę iš tavo namų, bus pats kaltas dėl savo mirties, mes būsime nekalti, o kas pasiliks tavo namuose ir bus nužudytas, jo kraujas kris ant mūsų. Kitaip sakant, duoda 2 sąlygos. Turi būti iš pro langą išleista raudona virvė ir būtina būti visiems viduje tų namų. Neįtikėtina. Tai yra grynai Paskos reikalavimai žydų tautai. Turi būti kraujas pateptas ant staktos ir visi išgelbėti bus, kurie bus viduje. Bet jeigu išeis iš namų, tai tada tai, kas praeis per tą kraštą, juos sunaikins. Tai buvo pasakyta izraelitams pabėgimo naktį. Ir čia Rahabai sako lygiai tą patį. Ir dar įdomiausia, kad Pascha čia pat ant nosies, nes to jau už kelių eilučių sužinosim, kad jie iš tikrųjų izraelitai sėdo švęsti Paschą. Tai jai duodamas yra tokios sąlygos ir parašyta, kad Rahaba nuleidžia virve juos pro mūro sieną, nes pasirodo, ji gyvena sienoje, miesto sienoje, ir pririšo raudoną virvę savo namo lange. Ir čia irgi atkreipkite dėmesį, gal čia ir mažmožis, bet pagalvokit, ji pririšo virvę ne už 2 dienų, ne vakare, ne poryt, iš karto. Ji gavo pažadą ir tikėjimu jo griebėsi čia ir dabar. Tikėjimas nelaukia rytojus, tikėjimas veikia dabar. Ji išgirdo, patikėjo, aš apsaugota, pririšo virvę iš karto. Juk nebūtinai iš karto buvo rišti, galėjai palaukti, gal svarstyti, gal eiti pagalvoti, su tėvais pasitarti. Bet ne, tikėjimas veikia čia ir dabar. Ir netgi sako, dabar yra išgelbėjimo ir malonės diena, dabar. Jeigu išgirsi viešpaties balsą, neužkietink širdies, nes dabar yra ta diena. Taigi žvalgai grįžta pas Jozuę, tie 2 žvalgai, ir jie viską pasako, jie grąžina gerą liudijimą, sako, tikrai viešpats atidavė mums šitą kraštą, nes to šalies gyventojai labai išsigando dėl mūsų atėjimo. Taigi, 3 skyriui, ir tarp kitko jūs matyt pastebėjote, Jozuės knygos stilius yra visiškai kitoks negu prieš tai buvusiu, nes akivaizdu kitas autorius, šventoji dvasia, nors rašo, Dievas įkvėpė žmogų, bet visgi jo stilius yra savotiškas. Žymiai didesnis tempas knygų, viskas daug glaučiau ir, kitoks tiesiog stilius tos knygos. Tai vat, izraelitai priartėja prie pat Jordano, apsistoja ten nakčiai ir tada toliau izraelitų vyresniai informuoja, kas dabar bus. O tai reiškia, kad jie turės sekti paskui sandoros skrynią, atsimena, dar tokia buvo iš dykumos, tai susitikimo palapinėje buvo pastatyta sandoros skrynia ir tą skrynią turi nešti levitai, kunigai. Tai dabar levitai, kunigai turės eiti priekyje nešdami sandoros skrynią, o tauta eiti paskui juos, bet sako, turite atsilikti per apie 900 metrų. Tai pakankamai toli iš tikrųjų. Ir Jozuė sako žmonėms, pašventinkite save, nes rytoj viešpats darys tarp jūsų stebuklus.
Po to Jozuė tarė kunigams, imkite sandoros skrynią ir eikite tautos priekyje. Jie paėmė sandoros skrynią ir ėjo tautos priekyje. Tada viešpats tarė Jozuui, šiandien aš pradedu išaukštinti tave viso Izraelio akyse, kad jie patirtų, jog aš būsiu su tavimi, kai buvau su Moze. Įsakyk kunigams nešantiems sandoros skrynią, kai brisite į Jordaną, sustokite jame. Sako, kai įbrisite į Jordaną, sustokite jame, tai upėje reikia sustoti. Kai tik kunigų nešančių viešpaties visos žemės valdovo skrynią, kojos palies Jordano vandenį, tekantis žemyn iš aukštumų vanduo sustos kaip pylimas. Aš visą laiką bandžiau įsivaizduoti, kaip tai turėjo atrodyti, paskui po truputį supratau, kad tiesiog tarsi nukirsta upė sustos tekėti ir visas vanduo kaip siena pasidarys. Kaip iš viso turėjo ta upė atrodyti, ir tai, nes visgi čia ne Raudonoji jūra. Jūra tai vienas dalykas, čia upė. Tenai parašyta, kad buvo kaip tik derliaus metas ir upė buvo patvinusi. Tai archeologai spėja, kad ta upė galėjo būti apie 30 metrų pločio, kas galbūt atrodo ne taip ir daug, tačiau ji buvo 3 metrų gylio, apie 3 metrų gylio. Ir kas labai svarbu, parašyta buvo tik ką, kad sako, vanduo tekas žemyn iš aukštumų. Tai vadinasi, iš aukštumų tekantis vanduo visgi turi didesnę srovę, negu šiaip dykumom tekantis vanduo būtų. Tai srovėjo buvo pakankama. Tad turint omeny, kad tai giliau už žmogaus ūgį ir kad turi pereiti visa tauta su vaikais ir su moterim, tai tada akivaizdu, kad reikėjo visgi Dievo stebuklo. Tai kaip vyko tas perėjimas per Jordaną? Taigi, kai kunigai su sandoros skrynia įbrido į vandenį, tai vat ir sako, kad Jordanas buvo patvinęs, vanduo sustojo tekėjęs. Vanduo tekas iš aukštumų, sustojo kaip pylimas prie Adamo miesto, kuris yra šalia Cartano, o vanduo tekas suriosios, tai negyvosios jūros link išseko. Ir tauta perėjo per Jordaną ties Jericho. Kunigai nešusieji viešpaties sandoros skrynią stovėjo ant sausos žemės. Jordano viduryje iki visa tauta sausumą perėjo per Jordaną. Labai daug kur ir dar vėliau bus užtvirtinta, atkreipkit dėmesį, sausuma perėjo. Ne moliu, dumblu ir visko kitų, kas galėtų būti nustojus tekėti vandeniu, bet sausuma, sausa žemė. Ir 4 skyrius visas yra dedikuotas tam, kad sekantis skyrius, dar kunigai stovi Jordano viduje. Labai svarbu, jie dabar sako, Dievas iš pačio Jordano vidaus centro, paimkite kiekvienas po akmenį arba 12 didelių akmenų, kiekvienas akmuo yra viena Izraelio giminė, jų buvo 12, atsimenat, pagal Jokūbo sūnų skaičių. Ir sukraukite šalia, ir tai bus atminimas kartų kartoms. Ir va šičia labai svarbu, nes ir kitose vietose buvo iš Seno testamento momentų, kai Dievas sako, šičia dabar sukraukite, kad galėtumėt, jeigu vaikai klaus, kas čia tokio buvo, kad galėtumėt jiems pasakyti, o čia buvo tas ir tas. Mes savo šeimose ką darom? Švenčiam gimtadienius, švenčiam vardadienius, visokias sutuoktuvės, metinės ir panašiai. Bet mes dar uoliau ir dar karščiau turėtumėm švęsti va tokias dienas, kai Dievas mus aprūpino, antgamtiškai, kai Dievas nepaliko ant ledo, kai Dievas atsakė į maldą, tai reikia rėžti rėžius ant visų įmanomų sienų, nes kai mes tai tiesiog, pamirštam, net neužsirašom kažkokio tai stebuklo, mes iš tikrųjų Dievui parodom, kad taip ir vertas, ten toks ir brangusis tas mums tas stebuklas ar atsakyta malda. Tai va tas Andrew Womakas pasakoja apie tai, kad jisai turi ten savo tą takelį ir prisidėjęs daugybę akmenų ir ant kiekvieno akmens užrašęs vis kažkokią įsimintiną datą, kai Dievas jam tai maldą atsakė, tai išgydymas buvo, tai stebuklas įvyko ir jis eidamas savo taku pasivaikščioti, jisai visą laiką mato ir prisimena, ką Dievas jo šeimai padarė. Mūsų visų gyvenimuose Dievas padarė daugybę stebuklų.
Mes irgi stengiamės su vaikais, vis pasakojam vienas kitam. Ir man vaikai sako, mama, atsimeni, kaip aną kartą angelas sugavo Sofiją krentant. Mes turime tą daryti daug labiau negu švenčiame taip susireikšminę save gimtadienius ir vardadienius, ypač vardadienius. Jis kalbėjo izraelitams, Dievas. Sako, kai ateityje jūsų vaikai klaus tėvų, ką reiškia šitie akmenys, jūs paaiškinsite savo vaikams. Kaip svarbu vaikams, ane? Aš net nenoriu sakyti, bet kas vaikams turi aiškinti? Ar mokykla ir mokytoja, kuriai nieks nerūpi? Ar tėvai? Tėvai? Sausu dugnu Izraelis perėjo per Jordaną. Viešpats jūsų Dievas išdžiovino Jordano vandenį prieš jūs, kol perėjote, kaip jis padarė Raudonajai jūrai, išdžiovindamas ją prieš mus, kol perėjome. Kad visos žemės tautos žinotų, jog viešpats yra galingas ir kad jūs visuomet bijotumėte viešpaties savo Dievo. Tai paskui 13 eilutėje ten pat yra parašyta, kad perėjo 40 000 gerai apsiginklavusių karui tinkamų vyrų. Ir jie ten pasistatė stovyklą ir šventė Paschą. Čia vienas dalykas, o antras, kad jie perėjo praėjus 40 metų nuo to laiko, kai jie perėjo Raudoną jūrą. Lygiai 40 metų praėjo. Tai vat kas irgi, Dievas nėra taip pat, apytiksliai 40 metų klajojo dykumoje. Jis tikrai tikslus Dievas. Jozos 5 skyriui dar įdomi viena detalė išlenda, pasirodo šitie vyrai visi jaunoji karta, nei vienas iš jų nebuvo apipjaustytas. Nors atrodo, taip ir parašyta, Biblijai sako, štai priežastis, dėl kurios Jozui atliko apipjaustymą, nes jam Dievas įsakė, pasidaryk aštrių peilių ir dabar apsipjaustykit vyrai, suaugę jau vyrai. Taigi tautos vyrai, tinkantis karo išėjus iš Egipto, išmirė dykumoje. O visi išėjusieji buvo apipjaustyti, tačiau vaikai gimusieji dykumoje buvo neapipjaustyti. Ir čia tada, čia tiesiog dar vienas akmuo į tų nepaklusnių užsispyrusių izraelitų daržą. Juk Abraomui duota sandora, visas jų santykis su Dievu pagrįstas yra ant to. Duota sandora buvo, kad Izraelis turi apsipjaustyti ir kad kiekvienas jų namuose turi būti apipjaustytas arba jis bus išnaikintas iš savo tautos. Buvo duotas toks įsakymas Abraomui ir akivaizdu, kad jis pasiekė jų ausis, nes jie visi tai buvo apipjaustyti, tie senoji karta. O čia jaunosios kartos nieks jau net nebeapipjaustė dykumoje. Taigi jų vaikus, kurie užėmė jų vietą, apipjaustė Jozuje, nes jie nebuvo apipjaustyti kelionėje. Po apipjaustimo jie pasiliko stovykloje, kol pagijo. Ir tai netruko mėnesius, o kelias dienas. Ir šita stovykla, kurie jau persikėlė Jordaną, tai jie užfiksuojam. Oficialiai įžengė į pažadėtą žemę. Jie valgė tos žemės vaisius. Ir tą dieną, kai jie valgė, mana nustojo kritusi iš dangaus. Dykumos puslapis visiškai užsivertė. Jie dabar pagaliau yra savo numatytoje teritorijoje, kurią dar reikės užimti. Ir čia pat toks labai trumpas intarpas, be jokio paaiškinimo, kad Jozuė susitinka su angelu. Spėjame, kad čia arkangelas Mykolas, bet aš tiesiog tokiu, sakau, kad susitiko su angelu, kuris save pavadina, kad jis yra viešpaties pulkų vadas. Tai toksai nepieška, taip sakant. Bet daugiau nieko apie tai nerašo, dėl to iškart einam į Jozuę 6 skyrių ir čia bus paimamas Jeriko miestas. Jeriko miestas parašyta tam skyriuje. Tarp kitko, įtvirtintas stiprus miestas su tvirtom sienom, tokiom, kad net žmonės tuose sienose galėjo gyventi. Tai Jeriko miestas aklinai užsidarė dėl izraelitų. O ką tuo tarpu daro izraelitai? Tai Jeriko miestas dreba, užsidaro nuo izraelitų, o jie tuo tarpu ką? Žvalgų nebesiunčia, strategijų nekuria, jie tiesiog apsipjausto. Nes atrodė tai labai, įspūdinga. Mes skaitėme visai nesenai Petro Tarasenkos pabėgimą ir tenai kaip tik aprašomas taip pakankamai smulkiai, kai buvo paimta Kauno pilis ir prieš tai šito Skaistpilis, man atrodo, vadinosi. Skaistpilis, jo. Tai
Visiškai kitoks vaizdas atrodė. Priešai tikrai neužsiiminėjo apsipjaustimu prieš pat puolamą miestą. Jie tuo metu tvirtino savo įrengimus ir ruošėsi amuniciją, o izraelitai, kai turi Dievą kaip savo vedlį, darai tai, ką Dievas liepia, o ne tai, ką atrodo logiškai norėtum daryti. Tai miesto paėmimo raktas, tai kodėl, kaip jie čia tą miestą paims, taip pat miesto paėmimo raktas yra šis. Buvo gautas žodis iš Dievo. Antroji eilutė 6 skyriui sako, Dievas, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą. Ir taškas. Žmogus turintis tikėjimą, išgirdęs šitą eilutę, turėtų sakyti, supratau, vadinasi, problemų nebus. Ir viskas, ir nuo to laiko tai reikia klausyti tai, ką Dievas sako toliau. Jeigu jūs skaitėte apie karalių Dovydą šiek tiek daugiau, matyt atkreipė dėmesio, vėliau čia kai bus jis tas pats nuostabiausias Izraelio karalius, žmogiškasis. Tai jisai neidavo į nei vieną mūšį nepasitarę su Dievu, parašyta Biblijai. O jo mūšiai visi buvo sėkmingi. Tai vat, ir po šito taip pat su Jozue, lygiai taip pat Dievas jam davė žodį ir po to žodžio jisai dar duoda tikslo nurodymą, ką dabar turi daryti. Ir, mums logiškai atrodo, kad po to jie apsipjausto, dabar turėtų sekti mūšis. Juk Dievas pasakė, atiduodu į jūsų rankas. Tai vadinasi, pagal visą karo logiką tu turi eiti ir užimti miestą, teisingai. Tai dabar tu turi sugriauti sienas, įsiveržti ir paimti miestą. Ir dar be to parašyta, kad čia buvo 40 000 gerai apsiginklavusių ir kautynėms pasiruošusių vyrų. Bet toliau sekė ne tai. Toliau sekė labai keisti nurodymai, kuriuos ačiū Dievui šita nauja karta įvykdė, tobulai, iki pačios didžiausios smulkmenos. Tai dabar taip, Dievas sako, visi kariai turi apeiti aplink miestą kasdieną po vieną kartą. Kalbam apie 6 dienas. Taip darykite 6 dienas. 7 kunigai turi nešti skrynios priekyje, tai reiškia ir skrynią reikia nešti kiekvieną iš tų kartų, o skrynios priekyje turi eiti 7 kunigai ir nešti 7 avino rago trimitus ir juos beje trimituoti. 7 dieną turite apeiti miestą 7 kartus, kunigams trimituojant. Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti, tada sugrius miesto sienos ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi. Tai Dievas duoda tokius nurodymus. Ir man patys nurodymai skamba gana neįtikėtinai, tokie labai, iš tokios mokslinės fantastikos srities, bet dar labiau man neįtikėtina tai, kad visi tie vyrai apsiginklavę, pasiruošę karui, jie iš tikrųjų eina ir vykdo, grinai taip, kaip Dievas pasakė, taip ir darė. Čia žavu matyti tą naujos kartos tyrą, normalų tikėjimą. Taigi, aš savo uždaviau tokį klausimą, kai kartais būna, ir aš tikiu, kad savo gyvenime jūs tą būsit pastebėję, kartais būna, kad Dievas, jis paragina padaryti, tarkim, maldą kažkokią, maldos prašymą turi, prašai Dievo, ir jis paskui liktai tau duoda tokį vedimą, padaryti ką nors tokio keisto, pavyzdžiui, pasakyti žmogų, kokie nesąmonė, arba tavo akimi žiūrint, arba kažkur nuvažiuoti ir kažkokią tokią padaryti, kur tau atrodo, nei tvorą, nei vietą, tiesiog netinka, nelogiška, kažkaip mano statusui netinkamas dalykas. Mums daug tokių dalykų yra buvę, ypač kai jau pradedi, tarkim, jeigu varai kur nors į gatves, tai tada tikrai bus tokių keistenybių, prieik prie to žmogaus, prie no žmogaus. Tai kuo mes atsispirsim tai pagundai būti logiškais ir racionaliais, tuo mes labiau minkštesnę širdį turėsim. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes išgirstam iš Dievo keistą kažkokį paraginimą, kur mums atrodo, ir čia nelogiška, darykim, nekietinkim savo širdies Dievo vedimu. Nes tikrai Dievas neprivalo taikyti su mūsų racionaliu mąstymu, jisai
jo mąstymas yra dvasinis, o racionalus yra tiesiog tuštybė, tiesą sakant. Taigi, jie ėjo, Jozuė įsakė tautai, jums nevalia šaukti, nekalbėti, iki kol aš jums pasakysiu, šaukite, ir tada jūs turėsite šaukti. Taigi dabar vyrai eina apsiginklavę pasiruošę mūšiai, visiškai tylus, ir aš tik galvoju, kas tuo metu turėjo atrodyti žmonėms pro sienas, kraupus vaizdas, kraupus. 7 kunigai, 7 avino rago trimitais trimitavo, eidami Viešpaties skrynios priekyje, ginkluotieji žygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui Viešpaties skrynį, trimitų garsams skambant. Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė 6 dienas. 7 dieną atsikėlė anksti auštant, tokiu pat būdu apėjo miestą 7 kartus. 7 kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai, dabar šaukite, Viešpats jums atidavė miestą. Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta Viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes jį paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę. Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės. Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. Jie žudė visus, kas buvo mieste, vyrus, moteris, jaunus, senus, jaučius, avis, asilus. Vyrams, kurie žvalgė kraštą, Jozuė sakė, eikite į paleistuvės namus, iš jų išveskite moterį ir visus, kurie yra jos namuose, kaip jai prisiekėte. Jaunuoliai buvę žvalgais išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo jos namuose. Jie išvedė visus jos giminaičius ir paliko juos už Izraelio stovyklos ribų. Paskui parašyta, kad ji liko ten gyventi tarp izraelitų. Taip įdomus toksai pastebėjimas. Rahabos namai buvo sienoje. O čia parašyta, kad siena sugriuvo, bet jos namai buvo sienoje. Vadinasi, jeigu jūs pabandytumėt vaizduoti savo jungtį ir įsivaizduoti, tai aplink visą miestą, visa siena pavirto į tiesiog, tarkim, smėlio krūvą, tiesiog suvirto ir liko stovėti viena tvirta siena, kurioje viena dalis, tiesiog segmentas tos sienos, kurioje buvo žmonių grupė, patikėję matyti Rahabo žodžiais, kad būkite viduj, niekur neišeikite, ir pro langą makalavosi vėjyje, taip dramatiškai pasakiau, raudona virvė. Ir jie visi, atkreipkite dėmesį, nepasakė, kad tik Rahabos namiškiai, visi, kas buvo. Ir 2 kartus netgi tą pabrėžė, kad visi. Aš tikiu, kad tenai buvo tie, kas patikėjo Rahabo žodžiais ir atėjo. Aš tikiu, kad jinai ir draugų mieste turėjo, ir jinai susivedė tuos, kurie patikėjo. Čia panašiai kaip, nes aš žinau, kad iš širdis žmogaus, mūsų tas toks humanistiškumas, iš karto galvom, bet kaip taip Viešpats įsiveržti miestą išnaikino ir jaunus, ir gyvulius, ir senus, ir moteris, bet juk buvo vieta išsigelbėti. Sako, kad visi, kas buvo pas ją namie, tai galėjo visas Jerikas sulysti, jeigu nori tą jos butelį, ir visi išsigelbėtų. Todėl, kad tam, kad ateitų pas ją, jie turėjo patikėti jos liudijimu. Vis pirma, nežiūrėti tai, kad jinai paleistuvė, ir patikėti jos liudijimu ir ateiti. Taip pat buvo su Lotu, Sodomui ir Gomorui. Jam neprivalėjo jisai tik tais paimti savo giminaičius, galėjo daugiau, bet tai nieks nebūtų su juo ėjo. Ir tai nieks su juo nėjo. Tik tais 2 dukros ir žmona. Nors siūlėsi jisai daugiau pasimti ir liktai savo žmonų vyrus tenai, man atrodo. Irgi nieks nėjo, bet buvo kur bėgti. Ir čia lygiai taip pat, kad mes neskubėtumėm daryti tos standartinės išvados, kad oi, koks Dievas žiaurus, jis ateina ir sunaikina visą miestą. Jeriko karalius buvo pakankamai turėjo laiko apsispręsti, ką daryti. Rahaba išgirdus, jinai nusprendė, kad jinai parodys taiką ir draugiškumą šitiems žvalgams. Tuo tarpu Jeriko karalius galėjo
galėjo kitaip širdį nustatyti. Vėliau mes Jozos knygoje dar ten bus momentų, kai mes išvysime reakcijas dar kitokias karaliui, tai kad būtų paskui daug aiškiau. Dabar dėl pačios Rahabos, tai mąstykime taip. Kas sugriovė sienas miesto? Dievas, teisingai, ne Izraelitai, jie ten akmenų nemėtė į tą miesto sieną, Dievas. Tai vadinasi, Dievas nesugriovė Rahabos namų. Dėl to, kad jinai jiems žvalgai pažadėjo, bus tas ženklas, būsi palikta gyva. Ir dėl to, kad jinai išpažino, kad tai jo, čia mūsų, va čia šitas Dievas yra dangaus ir žemės viešpats. Paskui Rahabo to paleistuvė pateko į tikėjimo skyrių, tai žydams 11 arba hebrajams 11 tas laiškas. Sako, tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais, sako. Matyt, taikingai buvo priėmusi žvalgus. Ir paskui galiausiai, dar kai Mato Evangeliją skaitom, pačioj pirmam skyriui surašyta Jėzaus tėvo Juozapo, žemiško tėvo Juozapo genealogija, tai tenai minimai Rahaba. Pasirodo, kad Rahaba tapo tokiu Salmono žmona, tada pagimdė Boozą. Boozas susipažino su Rūta, irgi svetimšalė, jis susilaukė Jobedo, o Jobedas Jesės, o Jesė Dovido. Tai va, Rahaba paleistuvė, pasirodo, yra karaliaus Dovido, apie kurį paskui visam Senam testamente nuo jo yra rašoma, karaliaus Dovido pro močiutė. Tai va. Ir tai mes iš tikrųjų tą matome, kad Dievas, kaip jis pats ir sakė, jis nežiūri į išorę, jis teisia ne taip kaip žmogus, ne pagal išorę, o pagal vidų. Tas, kas yra viduje. Tai va, ir dabar baigiam viskas, baigiam šitą pamoką su tuo, kad parašyta paskutinė eilutė to 6 skyriaus, viešpats buvo su Jozuje ir garsas apie jį pasklido po visą šalį. O kaip bus toliau?